Gal nereikia. Kai atstovaujame šią. Labas. Dėkojame, kad vėl prisijungiai ir nusprendei skirti mums savo laiką. Šiandien tęsime pokalbį su Vilniaus miesto moksleivėmis ir išpakuojame antrąjį epizodą, kurį skiriame nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymui, kuriame įtvirtinta nuostata cenzūruoti informaciją apie LGBTQ+ klausimus. Lapkričio mėnesį Seimas turėjo galimybę balsuoti dėl įstatymo dalies, kalbančios apie informaciją susijusią su LGBTQ+ žmonėmis pakeitimo. Deja, šia proga nebuvo pasinaudota. Kaip atskleidžia tyrimai, LGBTQ+ moksleivių padėtis mokyklose blogėja, daugiau nei 80% bendruomenės moksleivių teigia patyrę mokytojų homofobiją. Kartu su Mante, Greta ir Augustina diskutavome apie tai, kaip situacija mokyklose keičiasi ir kokią įtaką nepilnamečių apsaugos įstatymas daro heteroseksualiems moksleiviams. Tai Mante Balnaitytė, Vilniaus liberalus jaunimas, Vilniaus Žirmūnų gimnazija. Aš esu Greta Pinelytė iš Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos ir Valieto esu politinio reikalų koordinatorė. Aš esu Augustina Leknaitė iš Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos ir LJ Vilniaus skyriuje esu pirmininkė ir taip pat esu Ribirė. Ačiū, kad pakvietėt. Na, dabar perėsim prie nepilnamečių apsaugos įstatymo, kuris man šiek tiek irgi atrodo absurdiškas. Nes vienas svarbiausių aspektų yra tai, kad šiuolaikinis jaunimas turi visą informaciją savo rankose kiekvieną dieną. Tai nuo kaip tu gali apskritai kažką apsaugoti nuo to? Turiuomenį, tu gali susivesti tiesiog porą raidžių į Google search ir viskas. Ir išmeta tą informaciją. Tai vat, galbūt ir pradėkime nuo to, kad jaunimas įtariu žino apie LGBTQ+ bendruomenę. Tai iš kur jūs gaunate tas informacijas apie tai? Mes labai dažnai su tėvais apie šitą temą esame diskutavę, tai dėja, kadangi mokyklos ir matome mūsų įstatymai nusprendžia, kad tai yra vos žalinga informacija nepilnamečiams, tai dėja mes viską gauname tik tai iš interneto. Ir taip pat ir mažesni vaikai, mažesnio amžiaus, taip pat irgi pirmą kartą išgirsta apie LGBT ne iš savo šeimos narių, ne per filmus, ne per knygas, ne per kokybiškus šaltinius, o per socialinius tinklus. Aš nežinau, man rodos čia gyvenimus. Gyveni, augi, išgirsti ten, kad šeimoje kažkas kažką pavadina labai negražiai ir toks, ką čia reiškia, ir tada tau kažką ten paaiškina labai pasyviai, bet tada jau kažką pradeda apie tai mąstyti, tada galbūt kokį filmą pats žiūri, kažką ten želiai, tai jo, aš labai daug filmų žiūriu, tai man iš filmų labai daug atėjo ir, ta prasme, visada filmuose, aš jau gal labai jauno amžiaus, aš labai atkreipiu dėmesį į mažas detalės, bet aš visada pastebėdavau, kad kokį filmą bežiūrėtum, visada pamatysi one black character and one gay character, nes, aš nežinau, aš savo galvodavau, kad čia, kažkoks įstatymas, kad reikia įdėti, kad, būtų, more diverse, kas, dabar pagalvojus, kad čia po vieną žmogų čia yra labai menkas atstovavimas, bet visada būdavo ir, kažkaip tai po truputį ir jau kažkaip pradedi suvokti, kas tai yra ir taip toliau. Ir tada jau atsiranda žmonių pažiūros, kurios, aš labiau manau, kad ateina iš šeimų. Jo, prie tai. Aš tai manau, kad ta informacija, jinai tiesiog visur yra. Ta prasme, nesvarbu, ar apie teigiamą ir neigiamą šneka, jinai vis tiek yra, bet kokio politiko, kokio pasiklausysi, vis tiek kažkas apie tai užsimins ir tu iš ten ir žinosi. Ja. Ar savo aplinkoje, sakykime, moksleiviai jau daugiau, tarkim, kalbasi apie tai, ar, tarkim, galbūt daugiau jaunų žmonių mokykloje jau atsiskleidžia? Nesulaukia dar, tarkim, universiteto arba apskritai tos jau karjeros, nes paprastai būna tai, kad žmogus atsiskleistų, jis jau turi jaustis užtikrintas, ką reiškia, jog aš turiu savo pajamas, savo būstą ir jausiuosi jau ant savo kojų stojantis. Gal dabar situacija keičiasi? Aš manau, kad tikrai keičiasi, yra ir mokyklai tokių žmonių, kas yra šiaip labai džiugu, kad jie gali taip, nors kartais tėvai, žinoma, nesutinka su tuo ir ten mano kažką savo tiesas vaikam įrodyti, bet yra vaikai, kurie tai labai stipriai priima ir tada atsisako gal savo kažkokių, savo pačių nuomonės, bet yra taip pat, kurie labai stengiasi ir spaudžia tą savo nuomonę tėvam, iki kol galiausiai pakeičia tiesiog tėvų nuomonę. Tai aš turiu draugę, pažįstamą gal jau labiau dabar, bet kuri, homoseksualiai, jinai lesbietė,
aš kaip nors, ką nors blogai, aš jau bijau kažką blogai pasakyti, man kažkaip stressful šitą temą, bet jinai yra, ta prasme, lesbietė ir taip toliau, ir jinai jau 14 metų, jinai, pajautė, kad kažkaip kitaip. Tai jinai pirmai mane, kad yra bisexual, dėl to, nes, norėjusi vis tiek, tipo, prie tų normų, kad vis tiek patinka ir vaikinai, ir galbūt dar kartais merginos. Ir tai jau po truputį suprato, kad, ne, jis visiškai netraukia vaikinų ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, yra labai open apie tai, jinai labai, ta prasme, žmonės mokykloje taip toliau žino apie tai, 17 metų, bet jinai savo šeimos nariams iki šiol, niekaip negali pasakyti, jie jaučiasi lyg čia yra kažkaip, kad, kažkaip atsisakys jos ar nepriims ją ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, labai dažnai būna šeimose, kur išgirsti iš tėvų tokį, o tai gal tu ten lesbietė ar gėjus ir taip toliau, ir iš karto toks labai nemalonus jausmas atsiranda. Ir dar, pavyzdžiui, vienas pavyzdys, apie kurį aš iš karto galvoju, yra pas mus liberalaus jaunimo buvęs narys ar dar narys Adrianas, toksai yra įkėlę savo dienoraščio puslapius į laisvė.lt. Ir jis yra, ta prasme, be galo gražūs žodžiai ir aš atsimenu, aš skaičiau ir manęs tai neliečia dėl to, nes aš straight, bet man vis tiek, man taip skaudėjo už jį, aš jaučiu tokį skausmą, aš pradėjau verkti, man taip liūdna buvo, kad žmogus nesijaučia saugiai savo pačio namuose ir negali pasakyti savo šeimai, kaip jisai jaučiasi ir kokie jo jausmai ties kitais. Ir aš nežinau, tai aš nežinau, ar auga, nes atrodo, kad mes augam, tarp prasme, draugui, aš, pavyzdžiui, draugam, jeigu turėčiau pasakyti, aš nebijočiau pasakyti, nes man atrodo, kad dauguma mano bent jau aplinkinių mane priimtų, bet šeimose vis dar yra tas toks labai užsistovėjęs, kad, tai yra labai tabu, bet aš manau, kad kai mes augsim, vis tiek auga dabar jau tokie liberalesnių pažiūrų žmonės ir jau su laiku tai turėtų po biškį tapti labiau priimtina, kas jau seniausiai turėjo būti labiau priimtina, bet, ta prasme, tai va. Jo, aš dar manau, kadangi priklauso labai nuo rato, su kuo tu bendrauji, kur tu esi ir panašiai. Todėl, kad aš buvau visiškai apslink skirtingus žmonės savo iki gimnazijos ir tenais buvo labai diskriminuojami LGBTQ bendruomenės žmonės. Ir tenais vienas mano irgi iš mano laidos žmogus buvo pakankamai atviras apie tai ir buvo realiai visiškos patyčios iš to žmogaus. Tai, bet perėjus į visiškai kitą aplinką, tenais to, dabar vis tiek niekada to nebūtų, nes yra irgi homoseksualių žmonių, kurie apie tai kalba ir visi tai žiūri labai gerai. Tai aš manau, kad į šį klausimą, ta prasme, labai gali žmonės atsakinėti irgi iš savo perspektyvos, kad arba labai žmonės yra irgi neprimti, bet irgi labai daug kas priklauso nuo aplinkos ir labai daug vis tiek įtakoja. Aš dar visai norėčiau grįžti ir paliesti tą temą, kad šeimose dažniausiai ten kažkoks pasakymas, o tu gal lesbietė ar tu gal gėjus naudojamas kaip įžeidimas koks nors, kas, ta prasme, yra ir man buvę, ir mano draugam buvę, bet, yra ir, žinau, situacijų, kur vaikas tiesiog atsakė jo, taip, o ką, ir tėvai, kur iš viso nesitikė tokio atsakymą ir absoliučiai nebežino, ką daryti, nes tai tiesiog naudoja kaip kažkokį žaidimą, į kurį nesitikė jokios reakcijos dažniausiai, bet, aš nežinau, tokio naudojimo tai gal nelabai. Šiaip keista, kad vis dar tai vyksta, bet kai kurie dalykai sunkiai palieka aplinką. Kalbant apie aplinką, iš tikrųjų čia yra tas svarbus aspektas, nes dažnai irgi yra minima, kad kai kalbame mokyklose apie LGBT bendruomenę, lytiškumo ugdymą, apskritai tokius jautresnius visuomeniai klausimus, kur yra Lietuvoje begalė, aišku, viskas priklauso labai nuo mokyklos. Ir mokytojai kartais, kai kurios mokyklos turi ganėtinai tolerantišką aplinką, tikrai stengiasi, kai kurios mažiau. Tai galbūt jūs galėtumėt pasidalinti irgi savo patirtimi, ką mokykloje jūs girdėjote, kalbant apie LGBT bendruomenę, nežinau, apskritai žmogaus teisės. Absoliučiai nieko. Jo, norėjau irgi sakyti, kažkaip nėra tai labai liečiamas dalykas ir kas yra blogas dalykas, aš manau, kad vis tiek bent jau mūsų mokykloje yra 3 temos, kurių negali liesti mokytojai, tai yra politika, vestuvės, asmeninis gyvenimas, santuokos, skyrybos, taip toliau, mirtis, tokie dalykai. Ir dar kažkur trečia, kurias aš neatsimenu. Ir tai man ras klasifikuojama kaip politika, aš neužtikrinta. Ir labai dažnai, tai yra visiškai nekalbama apie tai, kas aš nemanau, kad tai yra labai geras dalykas. Ir pavyzdžiui, bent jau kiek aš išgirstu, tai jau būna iš tokių mokytojų, kur ir tokios ir pavyzdžios būna, kur ten jau labai jau tai pasisako. Pavyzdžiui, mano lietuvių mokytoja, jinai kažkaip, mes kalbėjome apie narcizą, graikų mitą, narcizas, kuris pamatė savo atvaizdą ir įsimylėjo save. Ir kažkas paklausė, o tai ką jisai čia dabar gėjus taip gaunasi, nes jisai įsimylėjo save ir jis yra vyras ir jis net pažino, kad tai yra jisai. Kas ta prasme, tai gerai, ir koks skirtumas. Ir dar lietuvių mokytoja tokia,
nu jo, nu va čia reikia pakalbėti apie šitus iškrypimus. Ir, nu toks labai, jinai net nepamastė, ką jos žodžiai gali reikšti kažkokiam žmogui sėdinčiam klasiai. Ir aš suprantu, kad, nu, ne tai, kad netėjo iš piktos gėsos, nu, sėkį nesąmonę pasakė, bet labai, man atrodo, kad, pavyzdžiui, nu, žmonės eina vis tiek mokyti, eina į pedagoginius. Ir man atrodo, kad pedagoginiuose turi būti taip pat paminima, kad, nu, žinokit, ką jūs sakot, kad gali įskaudinti žmogų ir, jūs galite pagalvoti, kad tai nieko nereiškia, bet, nu, tai kartais reiškia. Ten, pavyzdžiui, būna, pasako kažką ten, tipo, lietuvių mokyti irgi būna mėgsta labai šautokį. Bet jūs visi sveiki, jūs ten niekom nesergat, neturite jokių depresijų, taip toliau, tai jums viskas yra gerai. Nu, jūs negalite to žinoti, to prasme, jūs nežinot, kas yra žmogus asmeniniam gyvenime ir jūs žiūri, dabar galite kažką įskaudinti, kas sėdi kabinete. Tai apskritai manau, kad čia yra labai toksai, kad ar mokytojai yra pakankamai edukuojami. Tai va. Aš pritariu šiaip ir apskritai, nu, tas pats žodis gėjus yra labai dažnai naudojamas tarp vyresnio amžiaus žmonių kaip įžeidimas ir mano irgi praeitoje mokykloje į tai buvo žiūrima labai nerimtai ir aš manau, kad reikia, kaip ir Mandy sakė, edukuoti pačius mokytojus, kaip kalbėti apie šią temą, todėl kad tai yra labai svarbu ir aš manau, tai turi būti ugdoma vis tiek apie tai ir neturi būti slepiama, nes jeigu mokytojai dažniausiai apie tai pasisako, tai nebus iš teigiamas pusės. Ir kiek aš pati, ne iš savo mokyklos, tačiau iš kitų pažįstamų esu vien girdėjus labai nekokius atsiliepimus, kai mokytojai paminė LGBT plus temą, tai tada mes irgi su draugais, sakom tiesiog, tai gerai, tada tiesiog ir nelieskim tos temos, kas yra labai liūdna, nes mes tiesiog stengiamės kažkaip nuslėpti, tai apie tai nekalbėti ir tas yra labai liūdna realiai. Šiaip ką tik dabar pagalvojom, mes per etikos pamoką šiaip liečiam šitą temą kartais. Žinoma, gal per etikos pamoką taip turėtų būti liečiama, bet ne tik. Bet, aš manau, kad vis tiek geriau negu nieko. Tai mes visai, kad darom pristatymus kažkokius, tai aš ir praeitais ir man atrodo, dar praeitais metais dariau pristatymą šitą temą. Bet tada dažniausiai būna, kad jo įsigilina tik tie, kurie turi padarytą projektą ir tiesiog gilinamas į temą tik todėl, nes kažkas privertė, o ne todėl, nes iš tikrųjų čia yra svarbu. Dėkoju labai, nes irgi liūdna kaip žmoga, kad visas tas vyksta ir mokyti savo tą leidžia, nes irgi kaip diskutuojam dabar ypač daug apie tai, kad mokytojų atlyginimai yra ir visi mokytojų protestai vyksta. Aš visą tai visiškai sutinku, kad mokytojų darbas yra mažai atlyginamas ir apskritai situacija turėtų keistis, bet mažai kalbama irgi apie tiesiog mokytojų etiką, nes dalis mokytojų yra tiesiog nepasiruošę būti mokytojai šiuolaikiniai visuomeniai. Tai irgi kyla daug klausimų dėl mūsų atsakomybės prieš mokinius. Tiesiog, kas tave augina. Sakykime, aš noriu tikėti, kad jaunimas nori apie tai kalbėti, apie šitos klausimus. Tada gal galim tiesiog kalbėti apie tai, sakykime, kokia forma tai turėtų būti ir kokiu baimiu kyla. Gerai, tai aš savo viešajam kalbėjimui, mūsų mokytoja norėjo, kad būtų viešasis kalbėjimas, mes patys išrinktume savo temą, patys nusistatytume temą, kad lavinti kritinį mąstymą. Ir aš važiuoju ir aš galvoju, blemba, man apie ką rašyti. Ir aš norėjau rašyti apie moteris portretą graikų mitologijoje. Ir tai kaip pavyzdinį perskaityti ir aš tokia, ne, aš būsiu unikali. Aš galvoju, apie ką man čia dabar tokio įdomaus pakalbėti, kur niekas tikrai nepalies taip toliau. Ir aš tokia, homoseksualumas. Ir aš kalbėjau apie homoseksualumo pėdsakus antikos literatūroje. Ir aš kalbėjau ir aš kaip padaviau tą temą mokytojai, mano mokytoja tokia, apie ką tu kalbėsi? Ir aš tokia sakau, jūs faktiškai man negalite uždrausti apie tai kalbėti. Ir tokia, negaliu, gerai kalbėk, sako, bet tu turi labai atsargiai apie tai kalbėti. Aš tokia, jo, gerai. Ir aš pakalbėjau ir visiems žiūri patiko ir mano viešasis kalbėjimas ten buvo labai išgirtas ir taip toliau. Ir man atrodo, pavyzdžiui, tai yra vienas iš tokių patogių būdų, kur manęs negalėjo labai sustabdyti, bet aš vis tiek galėjau savo balsą kažkiek įdėti tai ir, pavyzdžiui, buvo klasiokai, kur ten sėdėjo tokie nepatenkinti, nes aš kalbėjau apie Achilą ir Patroklą ir čia labai tokia controversial, kas domisi tom, kad jie buvo geriausi draugai ir aš jau ten matau kažkoks klasiokas sėdi ir va toksai tenais jau ten purtosi tiesiog ir aš sakau, ko tu purtais, ta prasme, ramiai tu sėdėk, mano nuomonė yra tokia, tavo nuomonė galbūt yra kitokia. Bet aš tai galiu dalinti savo nuomonę, tu mane uždrausi. Tai čia, manau, vienas yra iš gerų šaltinių, nes jeigu aš ateičiau prie tam tikrų klasiokų, arba čia tam tikrų žmonių mokyklų ir aš ten tiesiog ateičiau ir sakyčiau, hei, o dabar mes pakalbėkim dabar apie LGBTQ, į mane pasižiūrėtų biški kryvai dėl to, nes kodėl tu dabar tiesiog staigiai. Ir būna kartais natūraliai tada išauga tokios, kažką apie kažką kalbi ir tai jau kažkaip pradedi paliesti tą temą, bet ne visada, tai jeigu nori taip kažkaip labiau gal pasidalinti savo nuomonę, tai manau viešieji kalbėjimai yra the way to do it.
Aš tai manau, kad tai neturėtų turėti jokios formos, tai neturi ateiti per kažkokią pamoką, tai neturi ateiti per kažkokią paskaitą, tai neturi ateiti per kažkokį svečią mokyklai, kuris papasakoja, kas tai yra ir tiesiog viską apie tai, bet tai tiesiog turi ateiti iš kiekvieno iš mūsų, kuris mato, kad tai yra svarbu, kurie tiesiog gali laisvai apie tai šnekėti, tiesiog kasdieniai kalboj, tiesiog bet kokiuose pokalbėse su draugais ir gal nereaguoti, kai toks dalykas yra paminimas taip stipriai. Nes, pavyzdžiui, tu prieš tai minėjai, Greta, kad vyresnio amžiaus žmonės gal naudoja šitą kaip įžeidimą, bet aš manau, kad bet kokia 8-metė pasigavusi jisai manys, kad čia yra juokingiausias dalykas pasaulyje pavadinti savo draugą. Tai aš manau, kad būtent mes, kurie matom, kad tai yra svarbu ir apie tai šnekėti, mes turėtume šnekėti apie tai, liktai čia nebūtų kažkas labai wow išskirtino ir kad kodėl tu apie tai šneki. Aš irgi labai pritariu Augustinai ir vien dėl to, kaip ir klausimas buvo, ar mes to bijom. Tai aš manau, kartais vis tiek žmonės vis dar yra įstatyti į tos rėmus ir kartais bijo apie tai kalbėti kažkaip, kad tai lyg nenatūraliai. Tai vienas iš pagrindinių būdų, kad tai tiesiog, aš manau, tai natūraliai ateina ir žmonės mato tą svarbą vis tiek. Tai ypač ties šito įstatymo irgi klausimų vis tiek jau atėjo ta banga apie tai irgi dažniau užsiminti ir panašiai. Tai aš manau, kad tiesiog tos problemos neturi būti nuslepiamos. Tas pats, kaip ir minėjot, mokytojų etiškumas ir panašiai, tai ties įvairiais klausimais tiesiog nereikia tylėto kalbėti. Kalbant apie informaciją, kuri yra susijusi su LGBT bendruomenė, tai dažniausiai patiems LGBTQ+ moksleiviams yra aišku svarbus lytiškumo klausimai, nes jų trūksta tose programuose. Kai kalbama apie, sakykime, heteroseksualius mokinius, tai kokios informacijos jiems reikėtų, nes čia yra tas irgi aspektas, kad visuomenės nuomonė, bet kokia informacija ištvirkins žmogų. Tai kokia ta informacija galėtų būti, bet, pavyzdžiui, ką jaunas žmogus norėtų sužinoti, galbūt tai kažkodėl tai visa informacija susijusi su LGBT bendruomenė Lietuvoje yra siejama grynai su seksualiniais santykiais, bet, tarkim, emocinė sveikata, ar ne, tiesiog ta tokia patirtis per istorinę, kultūrinę prizmę yra iš vis mažai paliečiama. Tai, sakykime, anais metais, kai mes darėme savo podcastą, tai daugeliui komandos narių iš tikrųjų būtent LGBT istorija, aktyvizmo veikla Lietuvoje ankstyvuoju nepriklausomybės periodu buvo įdomiausia. Kas būtų įdomu, pavyzdžiui, šiaip moksleiviams išgirsti apie LGBT bendruomenę? Aš manau, kad tiesiog, kalbant apie tai, apie ką reikia kalbėti, tai aš manau, tiesiog reikia kalbėti apie tai, kas ir kaip yra. Ir nieko ten nemanyti nuslėpti, nieko nutilėti, nes jeigu ypač vaikas nesusidaro tiesiog pilno vaizdo apie tai, kas vyksta ir kas yra, tai jisai negalės nesusidaryti savo nuomonės ir tada jam dažniausiai prilips kažkokie tėvų stereotipai ir kažkokie susimastymai apie tai. Aš tai manau, kad jaunimui tikrai būtų labai įdomu, kaip ir minėjai, apie istorinius labiau aspektus. Man labai patinka tavo tema, kur viešojo kalbėjimo, čia būtų įdomu sužinoti, nes, ta prasme, realiai apie tai net nėra nekalbama ir, man atrodo, dažnai žmonės sužino tai per kažkokius faktus socialinius tinklus, kad, iš tikrųjų homoseksualai egzistavo visą laiką, tai net ir atsirado 20 ar 21 amžiai. Tai man atrodo, kad tai turi būti įtraukta, ta prasme, ir tokias kaip ir istoriją, meną ir kaip tai realiai tą pačią biologiją. Nes turėjom labai įdomią diskusiją su ateitininkų organizacija ir tada irgi man buvo pačiai nauji irgi faktai ir man tas labai liūdina, kad aš prieš tai ta prasme daugelio dalykų nežinau. Tai man atrodo, kad tai kaip tik irgi turi būti traukta į tokius aspektus gyvenimo realiai ir istorijos. Yra kita šiek tiek pusė klausimo, tai kai mes kalbame apie nepilnamečių apsaugos įstatymą, tai dažniausiai yra kalbama apie žalą, kurią jis padaro LGBT moksleiviams. Kokią žalą jūsų nuomonė jis padaro heteroseksualiems moksleiviams? Jokia. Apskritai, man atrodo, kad čia yra žiūri stupid, nes tu ar heteroseksualus, ar tu homoseksualus, tu turi suprasti, kaip veikia kiekvienas žmogus. Ne tai, kad kiekvienas žmogus, bet man atrodo, kad mes augtume kaip žmonės, mes turime suprasti ir savo aplinką ir mūsų aplinka vis tiek bus ir kitokie žmonės. Negalima ten teikti, kad nes čia labai tas categorizing, pasidėjimas žmonės į dėžutės, ko aš asmeniškai žiauriai nekenčiu, man taip nepatinka, kai ten, jeigu tu esi tokio amžiaus, tai tu toks ir toks, jeigu tu tokios rasės, tu toks ir toks.
Kas, nu, ta prasme, koks skirtumas, at the end of the day mes visi esame žmonės. Ir man atrodo, kad čia tiesiog ta žala, nu, tipo, lygiai tokia pati vos, ne dėl to, nes, tipo, aš suprantu, ką, žiūrėjau, homoseksualiems vaikams, pavyzdžiui, gali būti skaudu, kad vat, jiems negalima dalintis, tas, kas yra jų jausmai. O heteroseksualus ten jau gali ten sakyti, aš labai noriu tam pabučiuoti kažką. Nu, tipo, tai man atrodo, kad žala vis tiek yra abipusė, lygiai tokia, tipo, vos ne ta pati dėl to, nes nu, mes turim suprasti, kas yra kiti žmonės ir kokie yra kiti žmonės. Tai žiūrėjau, priduriu, nes aš asmeniškai labai nemėgstu didelio valdžios įsikišimo, ypač informavimo klausimų. Tai vien tas, kad tai yra nuslepiama, kad tai yra, kaip buvo situacija su ta knyga ir panašiai, tai daro žalą visiems. Ypač jaunimui, todėl kad tu nesiaugdai apie tai, tu nežinai apie tai ir, nu, ta prasme, vien žinojimas tai jau duoda daug ko ir tu pats gali lavinti savo nuomonę ir kaip Augustinas sakė, nu, ta prasme, didžioji dalis vis tiek tavo nuomonę sudaro tavo tėvų nuomonę, tai tu labai lengvai gali ją perimti, o jeigu tai yra nuslepiama, tai ta prasme, jos bus mažai to formavimo, tai man atrodo, tai daro visišką žalą abiejom pusėm. Jo, bet dar prie kokią žalą daro tas įstatymas. Tai aš manau, kad čia tiesiog yra gal... Jo, tas įstatymas tai tikrai turi žalos, bet tiesiog ta informacija, nu, jinai neturi jokios žalos. Taip, kaip ir man tas sakėjai, tiesiog reikia žinoti savo aplinką ir reikia žinoti, kas vyksta. Ir aš manau, kad čia yra tiesiog tas kažkokia labai nežinia, iš kur atsiradusi racionali žmonių baimė, kad jeigu aš kažką kalbėjau apie gėjus, tai reiškia aš gėjus. Nes man atrodo, kad pusė politikų taip ir supranta šitą temą ir dėl to šis įstatymas taip ir nesikeičia. Dėl to, ką tik sakė, kad jeigu kalbėjo apie gėjus, tai automatiškai vos netipo tampi gėjus. Čia irgi labai ateina iš šeimos. Nes pavyzdžiui, aš kai prisijungiau prie liberalų, tai man iš karto, tai tu čia tipo, tu irgi čia tokia... Ką tai reiškia? Ką čia turėtų reikšti, ta prasme, ir aš taip ilgai turėjau aiškinti, kad ne, tiesiog aš, ta prasme, pirmas dalykas, nu čia aišku, gal biškai iškrentu iš temos, bet, pavyzdžiui, liberalizmas, nu, mes apsiėmam daug daugiau negu vien, ta prasme, LGBTQ teisių saugojimą ir man visada toksai būna, o kas jeigu aš tokia, ta prasme, ką tai keičia? Ir tai toks labai, ir vėlgi žmonės nepažįsta savo aplinkos ir tai labai kelia tokį neigiamą iš karto jausmą ir dabar aš irgi pasijaučiau, kad tokį, aš prisijungiau, tai iš karto kažkokios asociacijos, iš karto kažkoks mąstymas apie žmonės vien iš to, kad jie kažką veikia kitokio negu tu. Nu, man tai labai kvaila pasirodė, tai va. Ir, nu, ta prasme, čia grinai tada nuomonė susiformuoja visiškai iš kažkokių nuogandų ir panašiai, kaip dabar vyresnio amžiaus žmonių. Tai, man atrodo, jeigu tai tiesiog nebūtų uždrausta, nu, kaip dabar čia sako, tai yra nepilnamečio apsauga, tai žmonės nesudarytų vien tų žinių iš nuomonių daugiau, tiesiog turėtų tą patį savo kritinį mąstymą, apie tai būtų girdima tiesiog kaip, nu, apie common sense dalyką. Ir taip pat tas faktas, kad, nu, teoriškai nepilnamečiai neturėtų gauti tos informacijos, nu, tai nekeičia fakto, kad nu, jie gaus tą informaciją, tik jie gaus iš ten, gal ne iš tos pusės, kaip jie turėtų gauti, jie gaus ją kažkokią šališką, su kažkieno pridėtą nuomonę ir tada jie negalės, kaip Greta sakė, kritiškai mąstyti ir susidaryti savo nuomonę, tiesiog bus kitų nuomonių mišinys. O aš žiūrėjau, man tame ir esmė, kad aš labai dažnai, kai apie tai kalbu, man atrodo, kad svarbu yra apie tai kalbėti nuo mažens, nes kai tu esi mažas vaikas, tu tai priemi kaip paprastą dalyką, kaip įprastą, tiesiog yra įrodyta ir tai nėra priemama labai kažkaip kaip dabar daug kas jau net bijo apie tai užsiminti. Ir tada vėliau jie gauna iš tokių šaltinių kaip programėlės TikTokas, kuri yra pilnai suformuota, kad ta prasme tam tikra jau nuomonė iš anksto, yra informacija neatrinkta, nekokybiškai. Ačiū, kad dalinatės, nes iš tiesų man pačiai yra tas klausimas aktualus vien jau dėl to, kad nepilnamečio apsaugos įstatymas ir kartu ir gyvenimo įgūdžių programa. Arba tas triukšmas, kuris dėl jos kyla, labai dažnai parodo, kad mes visuomenė vis dėlto labai siaurai suvokime šeimos klausimą. Aš pati esu išsiskyrusi tėvų vaikas, tai dažnai irgi man klausimas kyla, tai ar aš turiu šeimą pagal tai, kaip mano valstybė suvokia šeimą. Tai vat, irgi, ir kalbant, kad Lietuvoje didelis skyrybų klausimas yra ir jauname amžiuje įsivyksta, tai irgi toks yra aspektas, kad mes atstumėme ne tik LGBT žmonės, mes atstumėme dažnai ir vaikus iš įsiskyrusių tėvų šeimų. Aš labai noriu šitą pridėti, man kažkada buvo gal 10 metų, mano tėvai niekada nebuvo susituokę ir jie ta prasme negyvena kartu, iš esmės kaip bendro gyvenimo nebeturi. Ir taip pat aš turiu brolį ir sesę ir mes esame visi skirtingų tėčių. Nu, ir visada, kai aš šitą paminiu, kažkada 10 metų, atsakau, mano tėvai niekada nebuvo susituokę, sako, tai kaip suprasti,
kaip suprasti, aš čia galvoju, o kame problema, nes man tai atrodo labai normalu, nu, nebuvo susituokę, nu, turėjo vaiką, nu, ką dabar padarysite, vis tiek jie mylėjo vienas kitą kažkada ten senai ir, nu, gimiau aš, nu, ir kas iš to. O kitam žmogui, kuris, va, ten turi tas tokias labai jau valstybės aprašymo tipą, kur ten, ta prasme, šeima yra mama, tėtis ir vaikas, tai tada jam atrodo, kaip čia gali būti, kad ten 3 vaikai, 3 tėčiai, nu, tai va. Ačiū, kad likai kartu iki pabaigos. Labai lauksime tavo nuomonės ir pastebėjimų komentarų skiltyje, Tolerantiško jaunimo asociacijos profiliuose socialinėje medijoje. Galbūt pažįsti moksleivių, kurie norėtų tapti tinklalaidės kūrėjais ir padiskutuoti jiems svarbiais klausimais, o gal pats norėtum sėsti prie mikrofono. Parašyk mums info@tja.lt arba ieškok mūsų socialiniuose tinkluose Facebook'e ir Instagram. Iki susiklausymo.